Gerai, užkabinkim, bet edukacijos tikslams. Sveiki atvykę į dar vieną klausimų atsakymų rubriką. Rubrika gimė prieš kelis metus su idėja padėti jums, nes gaunu pastoviai didelį kiekį klausimų ir manau, kad jums praverstų atsakymai. Dabar mintis yra užvesti ant kelio. Nepamirškit, kad iš vieno klausimo negaliu sužinoti jūsų visos situacijos, tai mini disclaimeris, kad pasidalinu įžvalgomis, ne rekomendacijomis. Ir iš tiesų rekomenduoti negali žmonės, jeigu nežino pilnos jūsų situacijos, ir čia dar kitas kvalifikacijos akcentas yra. Dabar iš mano prizmės manau, kad užvesiu ant kelio, parodysiu per praktiką ir aš manau, kad praktika yra geriausia mokytoja, tai kartais vienas tas klausimas arba mano duotas atsakymas padės 10, 20, 30 žmonių ir manau, kad tai yra vertinga visiems iš savo pusės. Tai prisijunkit, jeigu domina kažkokie atsakymai, tiesiog brūkštelkite į komentarą ir tikrai pagelbėsiu šitoje vietoje, o to pačiu be kažkokio tolimesnio introductiono, kai tik paspausit like ir subscribe, keliaujam tiesiai prie jūsų klausimų, kuriuos palikote per paskutinės kelias savaitės. Sveikas, mėly, visada norėjau investuoti, tik reikėjo gero spyrio į šikną. Po tavo video nusprendžiau, kad tikrai pradėsiu kelionę į finansinę laisvę, tik turiu klausimą. Ar galiu sukurti Freedom24 profilį ir tiesiog pradžiai jį panagrinėti, neįsidedant pinigų, o atsiradus progai pradėti investuoti po 100 eurų į mėnesį, tarkime, į tą patį SPYL? Ar būtinai reikalingas pradinis kapitalas 1000 eurų? Visiškai nereikalingas. Vėl, modestai, spyris į užpakalį yra ne tik vertybinių popierių sąskaitą atsidaryti, bet ir pradėti investuoti. Priminimas visos nuorodos aprašyme tiems papildomiems bonusams gali praversti tas 1001 įsineštas, nes galite gauti nemokamų akcijų iš savo prizmės ir kuo daugiau pinigų įsineša, tuo ten didesni bonusai bendrai iš savo prizmės, bet nėra privaloma. Galima atsidaryti vertybinių popierių sąskaitą, neturėti iš viso ne vieno euro įdėto ir tiesiog matyti, žvalgytis po kitus portfelius, bet čia ir yra akcentas, kad aš akcentuočiau, jog didžioji dalis žmonių turėtų pradėti investuoti patys ir pradėti galbūt su mažesnėm sumom, bet akcentas pradėti, nes praktika yra geriausia mokytoja. Tai jeigu šitas epizodas nufilmuotas buvo geras spyris į užpakalį atsidaryti vertybinių popierių sąskaitą, tai tikiuosi šitas pagaus kaip mintis, kad reikėtų iš tiesų ir įdėti pinigus ir darbinti juos, nes koks efektas yra iš tos prizmės, kad jūs tiesiog investuojate ir gaunate, taip sakant, matot, kaip visi kiti turtingėjo, ne jūs. Manau, prastas. Tai labą dieną, o kaip deklaruoti mūsų VMI iš Scramblo gautas pajamas, skirtingai nuo F24 Scramblo nerandu finansinių ataskaitų. Metinės ataskaitas gaunate, tai nepamirškit, kad ne dabar deklaruojate jūs, kai metai užsidarys, sausį vasarį dažniausiai visos finansų institucijos paruošia informaciją jums, parsisiunčiat PDF arba 2 su visais uždirbtais pinigais ir tada jau judat prie deklaracijos. Tai priklausomai kas per turtas, ar tai dividendai, ar kapitalo prieaugis, ar palūkanos ir visa kita. Tai vėl, visą tą informaciją turėtų pateikti būtent tas verslas, per kurį investuojat. Ar gyvenant užsienyje galima atsidaryti Freedom24? Jeigu Europoje gyvenat, galit. Tai išskyrus šitą Europos Sąjungoje. Anglija dėja po Brexito neturi šiuo metu prieigos, gal ateityje. Labą dieną, Emilė, ačiū už jūsų indėlį edukuoti visuomenę finansinio raštingumo. Norėčiau paklausti, tik nežinau, ar teisingai išsireiškiu. Gal galėtumėt papasakoti ar parodyti, kaip galima būtų rasti agresyvių ETF, į kuriuos būtų galima investuoti didesnę sumą, pavyzdžiui, 2000 ar daugiau trumpesniam laikotarpiu ir tikėtis jų pakilimo, kad gauti pelną. Ar tokiam atveju geriau ieškoti pavienių akcijų ir jas investuoti trumpesniu laikotarpiu, ne 20 metų laikotarpiu? Ačiū. Gerai. Užkabinkim, bet edukacijos tikslams. Just ETF'as yra puikus puslapis, kur galim ieškoti specifinės informacijos ir ieškoti kažkurių specifinių pasirinkimų. Markets, Best ETF. Reikia nepamiršti, kad Best ETF yra performance-based į praeitį žiūrint, ne į ateitį. Tai jeigu jūsų vienintelė strategija perku, nes ateitie bus geras rezultatas, argumentuočiau, kad tikriausiai bus prasta strategija bendrai paėmus. Bet čia galite pasižvalgyti, kaip pavyzdys. Iš top 50 indeksų, tai Basic Materials, Equity World, tas fokusas, ir čia galite matyti visur auksas, silver, auksas, taip toliau. Pastaruoju metu labai milžiniškas rezultatas ir iš tiesų užaugęs daug pasirinkimas.
bet man ilguoju laikotarpiu atrodo labai prastas variantas, nes jūs iš tiesų statot ant tos prizmės, kad tiesiog ilguoju laikotarpiu kažkas pirks už brangiau. Jeigu mes keliaujam į best equity ETF'us, iš karto irgi galim rasti didžiąją dalimi tos pačius, taip sakant, pasirinkimus, nes tai yra verslai susiję su auksu ir uždirba iš tos pačios prizmės. Galim keliauti į sektorius. Tai materials, kaip visą laiką, taip sakant, užkabina, bankai, Europos, pavyzdžiui, pasirinkimas irgi milžiniškai uždirbė iš savo prizmės. Ir galit matyti dar skirtingų variantų, kurie galbūt turi didelius rezultatus, į ką norit pasižiūrėti. Obligacijos tą patį turi, bet aš per daug nesidomiu pats, tai nelabai noriu šitos vietos kabinti. Ir top country ETF-ai, tai nepamirškit, kad jūs galite 25 žiūrėti, galite žiūrėti 3 metų pasirinkimus. Yra kai kurie uždirbinėja labai didelius rezultatus. Tai Graikija, Ispanija, Pakistanas, Lenkija, Italija tikriausiai tarp didžiausių pasirinkimų. Tų pačių worst 3 metų, tai Indonezija, Tailandas, Filipinai, Saudo Arabija, Turkija. Tai kur galbūt fokusas, kur nėra fokuso. Kuo didesnis augimas, ypač šalių fokuse, dažniausiai yra priežastis, kodėl jos kažką daro gerai ir kodėl tai turėtų galbūt tęstis tam tikrą laikotarpį. Bet jūs visą laiką turėsit nagrinėti specifinius sektorius, nagrinėti specifinės idėjas. Ir čia galima nukeliauti į investment themes, tarkim, kaip pavyzdys. Jūs turit visko. Turit Dividend Stocks World, turit buybackų, battery technology, e-commerce, Ethereumas, nežinau, kokį nors millennials, MLP, multi-asset. Mintis, kad pasirinkimų turit, nežinau, dabar ETF, man rodos, yra daugiau negu individualių akcijų. Tai tų įrankių, į kuriuos investuoti galima, yra begalė. Bet argumentuoti, kad jūs norėtumėt kažkurį specifinį rinktis trumpam laikotarpį tam, kad uždirbti labai labai daug ir labai labai greitai, man atrodo, čia yra verslo aspektas. Pirmas fokusas, kad ir kaip tai galbūt nedraugiškai skambėtų, bet jūsų komentaras, pavyzdžiui, 2000, tai čia argumentas, kad čia labai didelė suma, aš sakyčiau nebūtinai teisingas, nes kai kurie žmonės investuoja po 2000 per mėnesį ir gali sau leisti investuoti ir daugiau, nes jų aktyvios pajamos yra labai didelės. Tai galbūt pirmas fokusas yra padidinti aktyvias pajamas, kad jūs galėtumėte daug didesnės sumas investuoti ir tada pradėti įdarbinti gerokai didesnės sumas į tuos pačius pasyvius pasirinkimus. Nes dabar, paimkime, sakykime, Warreno Buffetto rezultatą ilguoju laikotarpiu yra 20%. Tai jūs per metus nuo 2000, sakykime, daugiau nieko neinvestuojat, 20%, kiek tenais, 3 metų koks rezultatas. Jūs uždirbot papildomai 1600 eurų. Jeigu į kvalifikaciją savo painvestavo truputį didesnės sumas, tikėtina, kad mažiau laiko užgaišot, uždirbot vidutinius rezultatus ir sugebėjot įdėti didesnę pinigų sumą ir uždirbtumėte, taip sakant, didesnę grąžą iš tos prizmės. Dabar, ar verta? Verta galbūt tą edukacijos dalį paskaičiuoti, ką jūs galėtumėte daryti su didesniu portfeliu ir visa kita. To irgi nenurašyčiau, bet tai turi dominti, tai turi patikti. Aš tikriausiai didžiąją dalimi argumentuočiau, kad investavimas vis tiek turėtų būti tas, kur jūs žiūrit į kaip dažai džiūsta. Tai turėtų būti sąlyginai nuobodus verslas, kur jūs daugiausiai uždirbat iš aktyvių pajamų ir paliekat investavimą ilgam laikotarpiu, kad uždirbtumėt stabiliai ir ilguoju laikotarpiu. Nes kuo kapitalas didėja iš savo prizmės, tuo labiau rizikos valdymas yra prioritetas, o ne tiesiog milžiniškas, taip sakant, šuolis. Gerai, judam toliau. Mindė, gerbiu, seku, palaikau, Emilis apie investavimą, kiti labiau spekuliantai. Labai smagu. Smagu, kad pagaunat tą žinutę, kurią dalinuosi. Dėkoju, puikus video, tuo pačiu klausimas. Ar galėtų kaip core būti ETF-ai VWCA ir ANAV, o satelitas QQI3 iki 5% tam Freedom 24 platformoje? Teoriškai nelabai VWCA su ANAV. Čia žiūrėkit. Tai paimam ANAV ir paimam Compare Selection in Detail. Dzinda rezultatai, bet paimkime top 10 holdingus. Tai viename 4000 verslų, kitame 100. Pirma kompanija Nvidia, antra Apple, Microsoft, Amazon, Broadcom, Alphabet, Meta Platforms, man rodos, jau nėra Alphabet, kitas, Tesla, Taiwan. Tai man rodos 2, ne Meta. Galvoju dabar.
Vienos kompanijos, tik Taiwan Semiconductors neegzistuoja dubliavime. Tai Taiwan Semiconductoriai ir Netflixas. Kitos kompanijos identiškos. Tai 52% atimam tas 2,37 ir žinom, kad 50% Anavo sėdi tame pačiame top 10 viso pasaulio. Net ne šiaip kompanijos sąrašuose, bet top 9, taip sakant. Tai aš argumentuočiau, kad truputį per daug dubliuoti iš savo prizmės, tai labiau tikėtina, kad jeigu bent šitame komentare, tai VWC taptų tas koras, o ANAV ir QQ3 atskiri satelitai pagal savo procentą, kurį jūs jau norite turėti savo prizmėje, bet jeigu Core Satellite taikom, tai nedaugiau 10% iš savo prizmės. Geras video, tik man, kuris moka kiniškai, skauda girdėti ksi, jo pavardė lietuviškai skaitytųsi ši. Taip pat, jeigu domėsi kinų istoriją, tai dar įdomus vadovas buvo Deng Xiaoping, bijau ištarti neteisingai, mano nuomonė jis atnešė Kinijai kapitalizmą. Įdomu. Teisingai, kad neištariu, tai tikrai nesurprizas šitoje vietoje, truputį pavėluotai pamačiau šitą erorą, bet ką padarysi, tai jeigu darysiu ateityje truputį geresnis pasitikrinimas informacijos, bet tikiuosi, kad ir šitas padėjo tą įžvalgą pasinaudoti, bet tuo pačiu kitas vadovas, kuris atnešė Kinijai kapitalizmą, irgi įdomi mintis, nes dabartinis valdymas, taip sakant, nebūtinai galim argumentuoti, kad visiškai kapitalizmas sėdė, tai man atrodo pasidomėsiu, jeigu ta rubrika iš tiesų važiuos dar vis pakankamai smagiai, tai galbūt padarysiu, bet tikėtina, kad kitam kanalui jau čionais bus, nes iš to, ką mačiau paskutinius 1,5 mėnesio, istoriniai tie faktai, kad ir įdomus kurti ir daryti, nebūtinai pasiekė tiek auditorijos, kiek norėčiau. Tai reiškia, kad jums netaip įdomu, kaip galbūt kiti epizodai, kurie labiau skirti investavimui ir pinigų įdarbinimams. Labas, ačiū už atliekamą darbą. Norėjau paklausti, per kokią platformą perkat BTC ir gal galima atskirą video apie tai. Ačiū. Tai pas mane Coinbase'as, Krakenas pagrindė, bet tai, žinot, jeigu jūs laikote šaltose piniginėse, vienodai šviečia. Jums reikia tiesiog per kažką, per ką jūs galite sąlyginai nebrangiai už mokesčius, taip sakant, pirkimo nusipirkti ir tiesiog perkelti į šaltą piniginę ir viskas. Kažkuris ten vėl, neieškokit šaltų piniginių kokiam skelbia LT, ieškokit iš oficialių, taip sakant, gamintojų nusipirkit. Europoje, man rodos, per 3 dienas pristato tas pats Tezorius, vėl, ką naudosite, jau jūsų pasirinkimas. Man atrodo, kad efektyviausias, porą platformų įvardinau, galbūt šitoje vietoje reiktų išsiplėsti su specifiniais pavyzdžiais, tai manau pabandysim pabendradarbiauti su kai kuriais verslais, per kuriuos galima nusipirkti tą patį kripto ir tada jau žiūrėti per tą prizmę. Bet nepamirškit, kad kripto, man atrodo, vis tiek išlieka kaip satelitinis pasirinkimas, ne investavimo pagrindas iš savo prizmės. Ar gerai pradedančiam pradėti tik su VWA strategija? Per metus planuoju nusipirkti po 12-15 vienetų ir laukti kilimų. Mano tikslai ilgalaikiai žiūrint į 10-15 metų priekyje. S&P 500 kaip ir galit, bet mano visas šitas epizodas buvo papasakota, kodėl SPYL galbūt yra efektyvesnis įrankis, nes pigesnis turto valdymo mokestis. Tai jūsų klausimas, ar VWA yra geriau, galbūt neperžiūrėt pilno epizodo. Man atrodo, kad jeigu jau sekate S&P 500 ir pradėtumėt nuo 0, SPYL būtų efektyvesnis įrankis negu VUAA, nes dar galima ir nusipirkti mažesnėms sumom iš savo prizmės. Nebent jūs kažkaip per tą pirkimo mokestį skaičiuojat, bet papildomi ten 5 vienetai jums kainuotų papildomus 10 centų per mėnesį, tai čia yra €20 klausimas per metus. Tai nežinau, man atrodo, kad efektyviau būtų tas pats SPYL, bet jeigu klausite apie S&P 500, tai efektyvu iš tos prizmės, kad jūs turite įsivardinti pagrindinės rizikas. Žiūrėkit, S&P 500, jeigu mes paimam S&P 500, tai S&P, čia ne SM, bet N kaip ir. Tai 2000-aisiais turėjo krizę, 8-ais turėjo krizę, ten apie 50% irgi krito. Turėjo 20-ais krizę, kas yra dabar atrodo visai žagtelėjimas, bet 35% pandemijos. Aukštos infliacijos etapą, kur ten apie 20% pakritės. Čia Trumpo tarifų pavasarį irgi apie 20% pakritės. Tai svyravimų galite tikėtis ir antra rizika, kad jeigu nusipirksite, tiesiog nieko nebedarysit, yra ilgi laikotarpiai, kad išeitumėte į pliusą. Istoriškai tokių
tokių buvę ir čia yra šimtmečio istorija, šiaip žiūrint atgal S&P 500. Tai jeigu jūs periodiškai investuojate ir turite tą ilgą laikotarpį, tikrai super įrankis, man atrodo, kad dar ilgai mums duos grąžas, bet nepamirškit, kad bus ir svyravimų, bus ir aukštumų, bus ir žemumų, bus ir kartais tokių jausmų, kad galbūt nereikėjo investuoti ir galbūt čia labai prastas pasirinkimas. Aš iš tiesų manau, kad, taip sakant, ne problema iš savo prizmės. Gal galima palyginti šiuos 3 ETF-us. Compare selection in detail. Į ką investuoja. FTSE All World, FTSE All World. Šiaip teoriškai šitas netgi gaunasi efektyvesnis, nes tą patį indeksą pasižiūrim, ar yra kažkas ne to. 2000 samples. Man rodos, kad vis dėlto ne visas kompanijas įmonės, žiūriu, kad kompanijų gerokai mažiau. Kur čia yra komentaras? Na gerai, o Mundi, Selective GPS Global Markets Large and Mid Cap Index from Developed and Emerging Markets Worldwide. Šitas įdomus iš savęs, bet neteko nagrinėti. 2400 kompanijų, indeksas gerokai didesnis, turi 1, 2, 3, 4, tas pats. Kiek dabar turim rizikų, šitas tas pats. Beveik viskas identiškai, taip sakant, pagal dabartinį 10-tuką. Vieno mėnesio rezultatai. Pas šitą vidutiniai mažiausias nukritimas, didžiausias pakilimas. Year to date, jeigu paimsim, šitie 2 naujesni iš savęs matau. 5 metų vidurkis. Manau, kad iš savęs tikriausiai galbūt tiktų ir 2. ir 3. pasirinkimas, bet reiktų pasižiūrėti, kaip ima tas kompanijas, nes į ką atkreipčiau dėmesį, kad žiūrėkit, indeksai turi gerokai didesnį kiekį akcijų, patys fondai turi gerokai mažesnį akcijų kiekį, tai diversifikacija tikriausiai paremta nebe tuo, ką, taip sakant, sampling metodų, tai reiškia ne visas akcijas iš tiesų perka. Tai nėra super prasta strategija, bet tai jau yra nebe ta pati, ką turi, taip sakant, kai full replication turit iš savo prizmės, ir galite matyti, kad ir šitas pasirinkimas, kad ir full replication ne viską perka iš savo pusės, nes tiesiog kai kurios kompanijos galbūt truputį per mažos ir per brangiai būtų pats turto valdymas. Tai vėl, šitas sukurtas seniausiai, tai todėl jis dar vis populiariausiai quotinamas, bet iš savo prizmės, jeigu aš taip nagrinėčiau, tikriausiai, jeigu strategijoje nematote didelio skirtumo pagal tai, kaip atsirenkamos kompanijos, nes čia vis tiek reikėtų ir fact sheetą paskaityti, ir KIDą, ir kas per metodologiją, būtent to paties indekso, nes čia iš viso net matau, kad nėra. Dėl to, kad accumulating ir turto valdymo mokestis mažiausias, aš tikriausiai būčiau linkęs prie šito. Vienintelis dalykas, kad jis sąlyginai dar mažas, tai aš norėčiau bent jau milijardą sulaukti iš savo pusės, tai jis pusiaukeliai šiuo metu, bet jis kada įsikurtas, kur mes kalbam, tai kas 1 metai rezultatas, taip sakant, kažkas tarp 3 ir 1 metų, 3 metų dar nei šitam fondui, nei šitam nėra. Tai vėl, eigoje, dažniausiai, kai pinigų didėja rinkoje, tai tų ETF-ų su identiškom strategijom daugėja ir pagrindinis būdas prisitraukti ir yra būtent per turto valdymo mokestį. Gerai, tikiuosi ši edukacija padėjo. Nepamirškit, kad jeigu norit pradėti investuoti, labiausiai paskatinčiau tiesiog užsiregistruojate, atsidarant vertybinių popierių sąskaitą, pasižvalgot, ką darau aš ir galbūt kils tam tikrų idėjų, prametat visas idėjas per savo filtrą ir patys nusprendžiat, kokia strategija. Ta strategija, jeigu jūs galite ją teisingai įvardinti, turėtų atsakyti, kas pas jūs portfelyje yra ir ko pas jūs portfelyje nėra. Gerai, tiek šiam kartui. Nepamirškit palikti komentarą. Čia paliksiu savo paskutinį praktinį eksperimento epizodą, kur jau 20 000 sumą viršijau bendrai investicijose per 3 portfelius ir truputį daugiau negu 3 metus mažomis sumomis investuojant. Tikiuosi tikrai pravers ir nepamirškit palikti įžvalgų. Kas neduoda ramybės investavimo pasaulyje. Lauksiu komentarų ir susitiksim sekančiame epizode.